Užkniso visi pseudo dvasinguoliai. Užkniso iki tokio lygio, kad kartais net pats save pagaunu, tapus labai cinišku. Ir ne todėl, kad aš netikiu ramybę ar vidinę būseną, kuri mums reikalinga, o todėl, kad viskas, kas šiandieną vadinama ta ramybė, dažniausiai tiesiog yra gražiai supakuotas bėgimas nuo realybės. Aš ir pats buvau tame etape. Skaičiau, klausiau įvairių podcastų, bandžiau meditacijos, kvėpavimai, afirmacijos, ryto ritualai. Kartuojau savo, kad viskas bus gerai, reikia nusiraminti. Kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir žinai ką? Viduje buvo dar daugiau įtampos. Nes realybė niekur nedingdavo. Liko neapmokėtos sąskaitos, jas reikėjo mokėti, atsakomybės likdavo, sprendimai likdavo, tik aš dar turėdavau jaustis kaltas, kad man vis tiek viduje tarsi neramu. Ir labiausiai mane erzina tas momentas, kai žmogus tau sako, biški per daug galvoji, mažiau galvok. Lyg galvojimas būtų čia didžiausia problema. Aš noriu gyventi ramiau, bet nenoriu išjungti visiškai savo smegenų ir būti ramu. Man nereikia, kad kas nors man sakytų, jog viskas bus gerai. Aš nesu mažas vaikas. Kartais bus blogai, gal netgi dažnai bus blogai, kartais bus neramu ir mano to kažkaip ramiau, kai niekas neapsimeta, kad gyvenimas yra tik vibracijos ir pamokos. Buvo laikotarpis, kai aš rimtai bandžiau save sutvarkyti, kėliausi anksčiau, sėdėjau tyloje, medituodavau, rašiau dienoraščius, ėjau į jogos užsiėmimus, daug visko darydavau. Ir tuo pačiu viduje jaučiau, kad kažkas blemba ne taip. Nes vietoj to, kad ramybė augtų, tiesiog geriau aš ignoruodavau dalykus, kurie buvo reikalingi padaryti ir kurie realiai mane nervindavo. Aš tapau ramesnis tik paviršiuje, atrodžiau ramus. Viduje viskas tiesiog kaupėsi. Ir tada vieną dieną aš pratrūkau. Negražiai pratrūkau, ne dvasingai, o labai žmogiškai, su visu vidiniu pykčiu, su nusivylimu savim ir pasauliu. Ir paradoksas toks, kad būtent tada pasijutau arčiau tikros ramybės. Man atrodo, mes labai supainiojom ramybę su nejautrumu. Kad viskas visada turi būti ir ramu. Ramybė man yra gebėjimas būti su tuo, kas vyksta be papildomo teatro. Be savęs apgaudinėjimo. Aš noriu tos ramybės, kurioje galiu pasakyti pats, kad man dabar neramu. Ir nebandyti to iškart užglaistyti su dar vieną mantrą atsidaręs iš internetą, pagėdojus ją. Galiu galvoti, analizuoti, abejoti ir vis tiek jaustis stabilus. Neplūduriuojantis kažkoks, ne nuolat pakylėtas, o stovintis tvirtai abiem kojom ant žemės. Ir dar vienas dalykas, kuris mane labai nervina. Tas spaudimas būti nuolat pozityviu. Lyg neigiamas emocijos būtų blogai. Lyg pyktis ir judesys ir nusivylimas yra kažkas, ką reikia kuo greičiau pradirbti ir paleisti, kad vėl grįžtum į šviesą. Kartais aš nenoriu grįžti į šviesą. Kartais aš noriu tiesiog normaliai pabūti tame, kas yra. Nebūtinai tamsoje, bet tame, kad man niekas blemba neaiškintų, jog aš kažką darau vėl ne taip. Aš noriu vidinės ramybės, kuri leidžia man būti mąstančiu žmogumi, kur nereikia tikėti viskuo, kas pasakiškai gražiai, labai nuostabiai saldžiai skamba, kur nereikia kartoti frazių, kurios neturi jokio ryšio su mano realybė gyvenime, kur galiu pasakyti, kad aš nežinau ir tai nėra kažkoks mano vidinis ar dvasinis pralaimėjimas. Gal dėl to mane taip atstumia pseudo dvasingumas ir visi tie dvasinguoliai netikri, nes jis dažnai reikalauja tikėjimo be klausimų, o aš nenoriu tikėti aklai. Aš noriu jausti, kad mano ramybė kyla ne iš kažkokios dar vienos saviapgaulės, o iš aiškumo. Dažniausiai jis būna nemalonus, tiesą sakant. Ir jeigu tu irgi jautiesi taip, lyg būtum pavargęs nuo visų tų viskas bus gerai, nuo tų visų afirmacijų, kurios nifiga tau nepadeda, nuo saldaus perdėto optimizmo. Gal tu tiesiog nenori būti apmulkintas, žinai? Gal tu nori gyventi ramiau, bet nenori tapti naivus. Aš vis dar ieškau tos vietos, kur galima būti ramiam ir protingam vienu metu, kur nereikia rinktis tarp jausmo ir proto, bet vieną dalyką jau žinau aš tikrai. Man ramybė be mąstymo yra neramybė. Tai tiesiog gražiai pakuotas bėgimas ir aš į tą cirką daugiau bilieto nebepirksiu.